Treneri, koks būtų jūsų bendras komentaras apie šiandienos rungtynės? Pralaimėtos rungtynės, bet nieko gero. Pramiegojom visą pradžią, nekovojom, nesistengėm, dvikovos pralošėm, metimų neblokavom, vartus nemetėm. Viskas priešingai, kaip ruošiamės tam. O ar būtų galima sakyti, kad antroji rungtynių pusė jau atrodė labiau į tai, kaip ruošitės? Bandėm prabusti, bet toli gražu nuo to, ką treniravom ruošiamės. O dėl kitų rungtynių su HC Panter ekip, jos jau rytoj 1 valandą ir šiandien Panter atvyko net nepilnais 3-5. Ar manote, kad gali būti jūsų pranašumas, kad jie gali būti labiau pavargę, nes turėjo mažiau rotacijos rytoj? Tai rytoj ir pamatysim turbūt, tai kas labiau atsigaus, greičiau jie ar mes. Pamatysim rytoj viską. Ačiū.